Bet iš tikrųjų, jeigu tavo vidinė būsena yra bloga ir tu pyksti ant viso pasaulio, tau nepadės nei Čikaga, nei Dubajus, nei Australija, nei dar kažkas. Taip, tai kas visgi yra didesnis darbas, rūpintis išorę ar vidumi? Taip kaip aš atrodau, ta prasme, tai yra mano investicija į save, tiek ir į vidų, taip kaip aš kalbu, tai yra investicija į mano vidinį pasaulį. Nes realiai tas iPadas ir telefonas yra nemokama auklė. Tiesiog reikia daug kažką padaryti, padavai, viskas. Vaikas užimtas, aš galiu daryti, ką noriu. Galiu beleką video filmuoti, ką tik noriu. Tai nemokama auklė. Realiai viskas yra tavo vidinis noras eiti ir keisti. Ir kaip, pavyzdžiui, praėjau tą savo pirmą kelią, aš supratau, jeigu aš galiu tokią pati peškom per visą Ispaniją pereiti, tai aš tiek daug galiu, tai aš esu tokia stipri, tai aš tiek galiu padaryti. Sveiki, su jumis sveikinasi Asta Malciūtė, tinklalaidės Čikagietė autorė. Šis projektas gimė iš noro kurti erdvę tikriems bei giliems pokalbiams apie gyvenimą svetur, gyvenimo pasirinkimus, lūžius, iššūkius bei tuos vidinius virsmus, kurie mus keičia, augina bei brandina. Čia kalbinu žmonės, kurie eina savo autentišku keliu, su klausimais, pasirinkimais bei patirtimis, iš kurių susiformavo jų šiandieninis požiūris į gyvenimą. Tinklalaidės tikslas, kad klausydamiesi pasidalintų istorijų, nuomonių bei patirčių, atpažintumėte ir patys save. Galbūt sustotumėte, giliau susimastytumėte ir pajaustumėte įkvėpimą žengti žingsnį geresnio bei sąmoningesnio gyvenimo link. Kviečiu jūs į šiandienos pokalbį su 3 vaikų mama, žmona bei nuomonės formuotoja Ieva Voveris, kuri dar visai neseniai gyvena Čikagoje. Šiandien mes kalbėsimės čia, gražioje studijoje, Kaune, Lietuvoje ir šiuo pokalbiu uždarysime pirmąjį Čikagietės sezoną. Čia galiu užsimedituoti, žinai, kai. Mes dažniausiai pokalbius pradedam užsimeditavę. Kaip to jautiesi dabar po mūsų šito įsižeminimo? Įdomiai, aplamai jaučiuosi labai įdomiai. Tave matydama visų pirma tokio, žinai, ne amerikoniškoje aplinkoje, nes niekada nebuvom gal ir buvom kažkur, buvo vieną kartą festivalį susitikę Lietuvoje, bet šiaip tai visą laiką, Amerika, tai taip pats toksai, vau, čia taip labai įdomus jausmas. Jo, įdomu, iš tikrųjų, tai kaip ten sako, žmogus planuoja, Dievas juokiasi, tai realybė yra tokia, kad planavau įrašyti 10 epizodą, paskutinį 1 sezono, būtent Amerikoje, bet pašnekovė negalėjo paskutinę minutę ir taip išvažiavau su tokia mintim, kad kaip čia man nepavyko to savo tikslą įgyvendinti, žinai, visų tų 10 įrašyti Čikagoje. Ir po to su savo komandos narė, kuri čia yra nuostabia Inesa užkulisiuose, mes pradėjom šnekėti ir sako, palauk, taigi galima kažką sugalvoti. Ir kaip tik tuo metu, kai aš su ja šnekėjau, bendravau, mes susirašinėjom, tu man parašei ir tu sakai, kokia šaunuolė, kokia profesionaliai, gera tinklalaidė, kad patiko tau, kad žiūrėjai ir galvoju, aha, tai aš Ievą galiu pasikviesti, nes tu būsi Lietuvoje ir tu gyvenai Čikagoje ir man atrodo taip ilgą laiką reprezentavai tą čikagietės gyvenimą, nes iki dabar aš ir nežinau, tu išvažiavai ir nebėra influencerių Čikagoje. tai daug to gyvenimo rodai, tai labai džiaugiuosi, kad taip visgi susidėliojo tos visos kortos. Ir ačiū tau, kad sutikai šiandien su manim čia pasišnekėti. Viskas nutinka taip, kaip turi. Taip, kaip sakant, klaida gyvenime neegzistuoja. Tai kaip mums atrodo dažnai kartais, oh my god, kodėl man taip nutiko? Bet vadinasi, nutiko dėl kažkokio gilesnio tikslo. Tikrai taip. Ir iš tikrųjų, šiandien galvojau, kaip tave pristatyti. Tai pristačiau labai paprastai. Pristačiau tave kaip 3 vaikų mamą, žmoną ir nuomonės formuotoją, kuri gyvena Čikagoje. Ir labai daug antraščių jau daug metų, kai tave kažkas pristatinėdavo, būdavo Olele Pupytė. Kaip tu save šiandien pati pristatytum, kas yra Ieva Voveris? Ta Olele mergaitė, Olele Pupytė tiesiog jau
Tai buvo pati pradžia ir kaip kažkas sako, oi, ar tu dabar, turbūt jau neįtum į tokias. Ne, nes tai padarė mane tokio, kokio esu dabar. Tai buvo tiesiog part of my life, part of my tiesiog journey. Tai jeigu pristatyčiau dabar save, tai turbūt labai daug visko, bet toks didelis mišinys. Pirmą gal pristatyčiau kaip moterį, 3 vaikų mamą, kiek įmanoma sąmoningą gyvenimą propaguojantį žmogų, sveiką gyvenimą, sveiką gyvenseną. Tai turbūt būtų tokie gal mano pagrindiniai dalykai, ką akcentuoju dabar. Tikiuosi tikslingai ir pristačiau. Tai kadangi irgi gyvenai Čikagoje ir visas epizodus iki šiol įrašydavau Čikagoje, dažniausiai tinklalaidę visgi pradėdavau nuo tos Linzės emigracijos. Tai nėra laida apie emigraciją, bet vis tiek pakalbėdavom, kas žmonės, kokie keliai nupūtė, kokie vėjai nupūtė visgi atvedė į Čikagą. Tai dabar tu nebegyveni Čikagoje, dabar gyveni Dubajuje. Prieš tai dar gyvenai berods ir Londone ir dar kažkur. Daug metų jau gyveni užsienyje, ar ne? Kur tavo tie yra tikrieji namai, tie širdies namai? Tai namai yra ten, kur yra tavo širdis. O man pagrindiniai namai tai turbūt yra mano vaikai, mano šeima. Ir jeigu aš juos turiu šalia, man realiai nesvarbu, kur aš gyvenu. Ir tie namai yra dar kitas vidinė būsena. Jeigu aš jaučiuosi gerai, ar Lietuvoje, ar Dubajuje, ar Čikagoje, tai ten ir yra mano namai. Tikrai, tai tikslingai pasakei, nes tos namučius galima su savimi kraustyti, ar ne, kad ir bet kokią šalį, ar į bet kokį žemyną netgi tavo atveju dabar, nes per visokius keliauja. Dažnai žmonėm atrodo, kad žolė žalesnė pas kaimyną. Dažnai žmonėm atrodo, oi, čia Dubajus, čia Čikaga, čia dar ten kažkas Londonas. Bet iš tikrųjų, jeigu tavo vidinė būsena yra bloga ir tu pyksti ant viso pasaulio, tau nepadės nei Čikaga, nei Dubajus, nei Australija, nei dar kažkas. Nes visų pirma reikia pradėti nuo savęs, nuo savo vidaus. Kai esi laimingas, tada tau visur gerai. Norisi ir pas babą kaime, kur tualetas yra lauke. Mačiau, kad atostogauji pas babą kaime. Taip. Pakalbėsim apie transformacijas, apie vidinį pasaulį, bet užbaigiant turbūt tą trumpą šiuo atveju emigracijos temą, aš vis tiek noriu paklausti, tu sakai, kad galiu paklausti, nes jūs iš Čikagos taip atrodė staigiai išvažiavot. Žinau, kad tu darai ten, spėkite, kur išsikraustome, ar ne, žmonės spėlioja tavo Instagrame ir tu visus ten, žodžiu, tyzinai, nesakei vis, kur išsikraustot, bet Lietuvos žiniasklaida labai mėgsta labai aštrias tokias skandalingas etiketes, ar ne, antraštės. Tai kai aš pasigūglinau, tai buvo tokios: aiškėja Ievos Voveris išvykos iš JAV priežastis, užsienyje milijoninis ieškinys. Po žinios apie išsikraustymą iš JAV rimti kaltinimai Voverių šeimai. Dar toks vienas į viešumą lenda skandalingos Ievos Voveris šeimos gyvenimo detalės. Tai Ieva, atvirai papasakok, kodėl jūs išsikraustėt į Dubajų, kodėl jūs vėjai nupūtė į Dubajų, kad nebebūtų tokių aštrių antraščių daugiau. Tai antraštės jos buvo ir bus, nes nepamirškite, žurnalistika yra biznis ir kuo parašysi geresnę antraštę, tuo nebūtinai nebus teisinga, tu gali ten kreiptis į teismą ir taip toliau, bet tuo pritrauksi daugiau skaitytojų, tuo pritrauksi daugiau komentarų ir jie tiesiog daro verslą ir aš juos suprantu. Ta prasme, čia kiekvienas kartais ir nelabai fainas tas verslas, tarkim, iš mano pusės naudojant tokius dalykus, bet tiesiog taip jau yra. O dėl būtent tos avarijos, tai jinai vyko prieš 5 metus, tai jeigu mes būtumėm norėję, tikrai avarija įvyko ir bėgam, tai būtumėm tada pabėgę. Ir žinot, logistika yra toksai verslas, dėja, avarijos įvyksta, yra sunkvežimiai, jie dėja būna taip, kad įvyksta
tiesiog kartais taip įvyksta ir čia nėra, kad kažkokia, oi, niekam niekada nėra nutikę, va mum vieninteliam nutiko ir va taip jau yra. Taip, toliau vyksta ten teismai, toliau ten aiškinasi advokatai, ten, bet čia, nu, čia 10 metų ir daugiau gali užsitęsti tai. Tai čia nieko bendro, iš tikrųjų, tas mūsų išvykimas su ta avarija neturėjo. Toliau mano vyras dalyvauja ten teismuose ir viskas toliau juda. Ne, pati daug metų dirbau logistikoje, dirbau tiek su vairuotojų priėmimo, tiek su saugumo reikalavimais, tiek su atstovaudavau kompanijas Department of Transportation auditams ar ne įvairiausiams. Ir teko dirbti ir su Andriums, tavo vyru, iš tikrųjų, jis tik atvažiavo. Vienoj kompanijoje jisai turėjo savo vairuotojus, tai aš mačiau iš tikrųjų jūsų tą pradžią ir buvo smagu matyti, kokio dydžio jūs iš tikrųjų išaugot. Ir logistika yra toks verslas. Ten visko gali atsitikti ir teko dirbti prie daug įvairiausių avarijų ir situacijų. Ir Amerika yra irgi šalis, kur tik biški kažkas ir iškart teismai. Tai pilnai suprantu. Teismą, dažnai turėti savo advokatą, Amerikoje tas pat, kad turėti savo gydytoją šeimos. Ta prasme, čia yra toks natūralus, gal čia lietuviams atrodo, oh my god. Realiai, aš buvau tiek teismų, tai telefonų naudojau, tai ten už speedingą. Realiai, tik eini į teismą Amerikoje. Čia dabar tau Lietuvoje tiesiog sustabdė policija, susimokė baudą ir viskas. O ten tik eini į teismą. Kas atrodo visiškai doesn't make any sense, bet, taip tiesiog. Taip, šalis. Draudimai dėl to ten labai yra populiarūs, nes kad ir man dirbant ar ne su kvėpavimo terapija, aš turiu turėti draudimą. Lietuvoje, kiek kalbėjau, kas panašiai dirba, ar jogos mokytojai, kiti neturi jokių draudimų, tiesiog taip, kas šitokio atsitiks. Bet duok dieve, kad nieko neatsitiktų, bet mokėti reikia dar neblogai. Na dabar dar sugrįžtant prie to Dubajaus, tai visgi, kodėl pasirinko Dubajų? Kažkaip, mano požiūris ir mano vyro požiūris labai smarkiai skiriasi. Ten, kur aš norėčiau, dėja, jis ten nenori. Tai rinkomės tarp tokio, realiai jisai labiausiai norėjo arba į Marbelą, arba į Dubajų. Man gal Marbela buvo kaip ir arčiau širdies, nors nei Dubajų nebuvau buvus, nei Marbeloj, bet iš tiek, kiek maždaug susidarius, bet paskui vėl pašnekėjau su vienu žmogum, pašnekėjau su kitu žmogum ir buvo taip, kad, žinai, visur reikia ispanų kalbos, ispanų kalba, eisi į ligoninę, tau reikės ispanų kalbos, nieks iš mūsų nešneka tą ispanų kalbą, kaip sakant. Ir tada toksai, vaikam realiai geriausias tas toksai transition bus kur tarptautinis, kur visi realiai Dubajus yra miksas. Iš viso pasaulio vaikai suvažiavę iš pačių skirtingiausių šalių. Ir jie nesijaučia kažkokie kitokie, nes jie kaip tik jaučiasi jų anglų geriausia klasėje. Jie tokie, wow. Ir aš savo dukrai sakau, tu matai, kokį tu turi privalumą. Tu gali padėti kitiem. Ir sakau, labai tau bus lengva draugų susirasti, nes sakau, gali ten kažką pataisyti, gali kažką ištaisyti, nes iš tikrųjų Dubai amerikiečių, vienetai praktiškai nėra. Europiečiai pagrinde? Ne europiečiai. Jeigu taip žiūrint visą Dubajų, tai turbūt Indija, taip tokia masiškai, kur taip masiškai. Nes nepamirškit, indų yra labai turtingų žmonių. Pavyzdžiui, mano Andželinos geriausia draugė yra indė mergaitė, bet jau ten, važinėja su privačiu vairuotoju, gimtadienis Burj Khalifoje, kad žinot, pats didžiausias, aukščiausias pastatas. Ten viskas top end. Andželina parsinešė klasės nuotrauką ir aš taip žiūriu, jinai vienintelė šviesiais plaukais, vienintelė. Sako, mama, žinai, iš biškį jaučiuosi kaip a grandma. Nes jos plaukai tai šviesus. O visi iš tikrųjų, tai iš Filipinų, tai iš Tailando, tai labai iš Turkijos daug. Iš tikrųjų labai didelis miksas. Labai iš Prancūzijos, iš Nepalo, iš Kenijos, iš
iš visur. O čia kaip paprasta kažkokia regioninė ta mokykla, ar čia yra tokia kažkokia privati konkrečiai ekspatam, kurie atvažiavę yra iš kažkur? Tai Dubajuje gyvena vietinių tik tai 7 procentai. Okay. Tai realiai visi yra atvažiavę iš kažkur. Mano mokykla yra AB program, tai International Bachelor, kažkaip taip vadinasi. Jinai yra orientuota į kritinį mąstymą. Kaip pavyzdys, aš tavęs paklausiu, o kas čia asta yra va toj stikliniai, o tu man nepasakysi, kad čia yra vanduo. Tu man atsakysi, o kaip tu manai, kas ten galėtų būti? Ir aš sakysiu, gal ten gali tas, gali ten. O dėl ko taip man nieko yra orientuota į tai, kas vaikui įdomu, į tą vietą ir spaudžia ir gilina. Vaikas negaus jokių atsakymų, viską jis pats turės išmąstyti ir viską pats turės surasti. Žodžiu, nebėgti čia GPT klausti, bet bandyti pačiam kritiškai išmąstyti. Čia dabar yra, man atrodo, ateities jūsų vaikų bus tokia stiprybė, kurie bus taip auklėti. Tai ir pavyzdžiui, kas yra labai mokina, labai tokia įdomi yra klasė, kur yra AI, kur yra tikra. Ir realiai ten, aš buvau pati, nes labai į mokyklą ten gali eiti daugybę kartų, ten į tas klasės jų gali eiti. Net ir nuotraukas tas pačias rodo ir daugybę, ir pavyzdžiui, balso tonas, ten, tarkim, gali toks šaukelis paskambinti. Nu ten tiek visokių ten tų įdomybių yra tai mokykloje. Kaip atskirti, kas yra tikra, kas ir nėra tikra. Ten, sakau, tokia mokykla iš tikrųjų labai, labai specifinė. Ir kitais metais norėjau į dar kitą mokyklą vesti, tai šitas iš viso man buvo wow, kadangi Dubajuje labai greitai viskas auga. Žodžiu, kiekvienas vaikas gauna po žemės lopinėlį, turi užauginti daržoves ir penktadienį tėvam parduoti. Čia yra vaiko išmąstymas. Kaip užauginsi, kaip tu ką darysi, kaip tu prižiūrėsi, kiek tu pinigų užsidirbsi. Čia yra viskas per tikrus pavyzdžius. Ta prasme, čia nemokino tavęs ten 2+2, ten nesėdi suolį. Tu eini konkrečiai jau tau gyvenimišką situaciją. Tau reikia parduoti derlių. Wow. Nu, super. Tokių, įdomių. Tikrai, kai dabar taip greitai viskas keičiasi ir man atrodo toks kritinis mąstymas, tai čia bus vienas iš svarbiausių įgūdžių, kurį turintis žmonės, ypač jaunimas, kuris dabar auga jau su dirbtiniu intelektu, su technologija. Jie kitaip nežino, kaip mes augam ten smėlio dėžėse. Tai man atrodo, čia bus toks labai labai ryškus išskirtinumas tų, kurie sugebės kritiškai mąstyti patys, prieš paklausiant ChatGPT, ką sako, nes dabar dažnai taip girdžiu, kažkur naini su kažko šnekė, tai pažiūrėkim ChatGPT, net nebėra, žmonės net suaugę mūsų amžiaus, net nebebando patys mąstyti, iškart, tai gal iškart ChatGPT paklausiam. Taip, ir ten, sakau, va tokios, tos mokyklos, vištos laksto mokyklai, asilai. Ta prasme, tiesiog, pavyzdžiui, mokykla labai orientuota į atsakomybę. Pavyzdžiui, mokykla yra padaryta, kur mašinos ten nevažinėja, tiesiog yra sustainable city, tai viskas, tik tai su dviračiais ten tam miestelį gali važinėti arba su ten paspirtuku. Tai kaip pavyzdys, tu gali išeiti iš mokyklos ribų kur tik nori. Bet jeigu tu 3 kartus pavėluoji į pamoką, nes tu gali eiti su draugais ten, ten, pavyzdžiui, parkelį, dar kažkur, viskas, tada jau tau kiti yra boundaries, ten, kaip yra atsakomybė ugdoma. Beje, mokykla turi podcastų studiją ir reikia imti interviu iš mokytojų. Ten tokių, kur atrodo, čia svajonių mano mokykla, kur, Galėčiau matyti, kad ten auga tokie ateities inovatoriai ir verslus žmonės. Tikrai labai smagu. Ja. Aš šiaip iš tikrųjų, žinai, aš pati Dubajuje nesu buvusi, tai kiek matydavau ten, tarkim, labai daug lietuvių važiuodavo žiemomis į Dubajų ir tu ten matai Dubajų, ten tose nuotraukose, kur ten kažkokiam rooftopė, ant stogo kažkokiam bariuke, prie fontanų, žodžiu, tose pačiose vipinėse vietose visi prisifotkinę, gražiai apsirengę ir taip toliau. O tu, kai jūs nuvažiavote ten, man buvo labai įdomu stebėti tavo stories, nes tu parodai tą realybę. Tu parodai, kas vyksta už kadro,
už visų tų gražių lempučių ir padažytų veidų ir prabangos, nes man buvo iš tikrųjų įdomu pamatyt, kad ten tie smėlynai, žmonės laukia tų autobusų, nes, nu, ta prasme, ten yra daug labai ir turizmo, daug viešbučių, labai daug aptarnaujančio personalo. Ar ne, tai buvo įdomu labai pamatyti tą realybę. Tai kadangi tu sakai, kad nebuvai buvusi Dubajuj prieš tai, ar ne? Jo. Kaip tau pačiai, kokį turėjai susidariusi įvaizdį prieš ten važiuojant ir kai nuvažiavai, kas tave labiausiai pačią nustebino, galbūt iš gerosios pusės ir galbūt iš tokios tamsesnės pusės? Tai Dubajus aš iš karto supratau, kad ten visiškai ne mano, bet Okay. Jungtiniai Arabų Emiratai yra tokie nerealūs. Tik tai tiek, kad žmonės žino tik tai Dubajų, ir jie koncentruojasi tik tai į Dubajų. Aišku, reikia nuo Dubajaus pavažiuoti 2 valandas arba į viršų, arba į šoną, arba žemyn. Ten tokia nuostabi gamta. Sako, kokia ten tau gamta? Ten taip gražu, tarp kalnų, ten visokios upės, ten gali, ta prasme, ten taip gražu, ten tokie paplūdimiai, ten laukiniai tie paplūdimiai, bet ten taip, nu ten tokia pasaka, kad, nu, neapsakomai gražu. Tai man taip patiko su vaikais haikinti, taip patiko tiesiog palapinė, ten kepam, mes ten darom, vaikai krabus gaudo, žvejoja, nardom, snorklinam, ta prasme, wow. Tikrai visą savaitgalį ten, nežinau, kiek maisto nusipirksi, va, ten, ta prasme, pilna pramogų. Gali tiesiog poilsiauti, oras, pasaka. Tai aš tam Dubajui, ten pradžioj, va, kiek apvažiavau, paskui iš viso matau, kad tai, nu, ne apie mane ir viskas. Kažustriau, kas tik tai gražiau, kas. Bet aš matau, kad tu Lietuvoje grįžti irgi, ta prasme, dabar paskutinės vasaras grįžti į Lietuvą, nes aš irgi grįždavau į Lietuvą, kaip minėjai, prieš keletą metų viename stovykloje, festivalyje buvom susimačiusios. Ir man atrodo, kad tu čia labai kaifuoji Lietuvoje iš tikrųjų, irgi atsigauni. Ir mačiau, kad tu Instagrame irgi stories klausai žmonių, apklausą dabar visai neseniai prieš keletą dienų darei. Kodėl tiems, kurie gyvena užsienyje, ar ne, kodėl jūs negrįžtate į Lietuvą gyventi, ypač galbūt tie, kurie nori gyventi. Tai man pačiai buvo labai įdomu pasižiūrėti, žinai, žmonių atsakymus, nes aš pati irgi tikrai ne pirmi metai padvejoju, beveik kiekvieną vasarą grįžtu, pernai ir užpernai per Kalėdas grįžau. Ir nu, man čia Lietuvoje labai gera ir pasvarstu, o gal grįžti į Lietuvą. Tai man įdomu, kokie atsakymai buvo, kokius atsakymus pastebėjai, ką žmonės sako, su kuriais galbūt tu pati irgi surezonavai, nes galbūt ir pas tavai yra minčių gal grįžti, bet galbūt kažkokių baimių yra. Ką pastebėjai iš tos apklausos savo Instagraminės? Dabar naują klausimą uždaviau vakar, ką tie, kurie grįžo į Lietuvą, ar nesigaili, ar visgi Lietuva atitiko jų lūkesčius, bet dar neskaičiau atsakymų. Bet būtent dėl ko žmonės bijo, tai baisiausia yra dėl vaikų, kad vaikai nepritaps. Šitas yra tokia pagrindinė baimė. Antras, kad oras, turbūt gal tie žmonės gyvena kokioje Ispanijoje, nežinau, Floridoje ar dar kažkas, kad va tas oras. Ir trečias, kad, sakė, sunku jiems surasti bendrą kalbą, kad vis tiek tie žmonės yra šaltesni, uždaresni tokie. Ir aš pati tai pastebiu, aš labai mėgstu nusišypsot žmonėm, kažką tokio gražaus pasakyti. Ir tikrai taip būna tokie, taip į mane taip keistokai pasižiūri, bet, nu, vėlgi, čia, nu, kitoks, tiesiog reikia priimti juos, kitoks mentalitetas, jie kitaip augia, tų šypsenų gal nelabai matė, ir to gražų žodžių nelabai girdėjo, tai tiesiog taip yra. Tai vat. Dabar prisimenu save pačią Čikagą, vien tas mano podcast'o pavadinimas Čikagietė, ar ne, kokias jausmus tau sukelia prisiminimas Čikagos, gyvenimo Čikagos, žmonių Čikagoje, ką jauti, mintis, jausmai, emocijos? Pačius geriausius, tai buvo tikrai vienas nuostabiausių chapter of my life. Tikrai Amerika man davė daug, patys amerikonai man davė labai daug. Aplamai turėjau tą tokį stereotipą, kad nu amerikonai visi fake, visi ten jie tokie nuostabūs žmonės, jie tokie, ta prasme, nu,
man tai tik tai visas tik tai pozityvios mintys apie Amerika davė 3 vaikus, ar ne? 3 amerikoniukus? Taip, Amerika davė ir 3 vaikus, ir pasą amerikonišką, ir šiaip daug patirties tos gyvenimiškos, daug žmonių labai sutiktų, nuostabių, tikrai daug ką. Amerikai aš labai dėkinga už viską. Prieš atvykstant čia į šitą studiją, įrašant Čikagėdės podcastą, iš tikrųjų pati buvau podcaste kaip svečias ir manęs paklausė klausimo, kaip tavo mąstymas pasikeitė gyvenant Čikagoje, kas galbūt nebūtų pasikeitę, galbūt kažko nebūtum suvokus, jeigu visą laiką būtum pasilikusi, tarkim, gyventi Lietuvoje. Ar buvo kažkas taip, kad konkrečiai tau labai įsiminė, kad pakeitė tavo mąstyseną, tavo požiūrį į kažką, būtent ta aplinka gyvenant Amerikoje? Žinai, pas mane taip nebuvo, kad aš iš Lietuvos atvažiavau. Jau buvau pagyvenusi ir Londone, ir Prancūzijoje, tai jau pas mane buvo tas toks platus pasaulio matymas. Bet aš, manau, tapau daug draugiškesnė. Tokia, kad, lengviau bendrauti su visais, tokie labiau priimanti žmonės, ypatingai kai pradėjau pickleball žaisti, tai iš viso ten visus, ta prasme, pusę sporto klubo pažįstu. Ir tokie jau kaip ir draugai, tokie jau čia žinai, kas ką veikia, kaip kas ten kieno žmona, kas ten kokie vaikai, jau tai atrodo, tokia kaip šeima didelė pasidarė. Iš tikrųjų, pickleball, tai matau, kad labai labai subarė žmonės. Labai. Per Šaltibarščio festą teko man prie Baltojo tilto pažaisti irgi, nes labai smagu, kad ir Lietuvoje populiarina čia daugiau tenisas ir padelis. Padelio iš viso Amerikoje nesu mačiusi, tai pickleballas. Dubai, padelis. Ne? Europą kažkaip daugiau, gal jau Azija padelis, bet Amerikoje labai populiarus pickleball'as, taip kad lietuviai žaiskite pickleballą, nes čia tikrai kažkada užtrendins. Druskininkuose tokios eilės, druskininkai beje turi vienus geriausių kortų pickleball'o ir tokios eilės ten tiek žaidžiančių ir taip žmonės įsitraukia, tai aš buvau labai smarkiai įnirusi į pickleballą prieš 2 metus, kiekvieną dieną, aš neįsivaizdavau savo dienos be pickleball'o. Paskui padariau pertrauką ir dabar vėl jau žiūriu, jau į babtus važiavau, jau ten, labai nuostabus žaidimas. Smagu, aš tokia šiaip nesu sportiškas žmogus, nesu koordinuota, bet tokį pickleballą kažkiek pabandau, bet tikrai esu visiškai ten pradedantysis, bet labai smagu, ypač gerai kompanija. Labai toks žaidimas jaučiasi, nesijaučia, kad sportas, bet toks kaip žaidimas, daugiau toks lengva energija. Tai dabar norėčiau perėti prie kitos temos. Tai šitą tinklalaidė yra apie vidinius lūžius, transformacijas ir aš iš tikrųjų tavyje mačiau ir matau tą transformaciją niekada nesibaigia, ar ne, bet aš pastebėjau per kiek tave pažinau, turbūt apie 11 metų, tai aš tikrai mačiau didžiulį lūžį ir manau, kad kiekvienas, kuris tave seka Instagrame, tikrai neabejotinai tą lūžį pamatė, nes tiesiog jis atsispindi. Tai mes, man atrodo, susipažinom prieš kokių 11 metų. Jūs, kai atsikraustėte į Čikagą, tai, man atrodo, iškart labai greitai apie jūs visi Čikago bendruomenė sužinojo, nes tu tiesiog buvai vienintelė. Aš tikiuosi vienintelė, aš nežinau, jeigu nežinau jūsų, atleiskite, bet mano akimis tai buvai vienintelė Čikagoje influencerė ir automatiškai tikrai, kad ir per tą patį Instagramą, kažkaip Facebooką, man atrodo, kad greitai visa Čikagos bendruomenė lietuvių apie tave sužinojo. Ir tuo metu, kai aš tave prisimenu, tai aš mačiau labai gražias nuotraukas, labai profesionalius fotosesijas, žinai, vis laik labai, tiesiog idealiai atrodė, tikrai atrodė kaip Olele Pupytė iš žurnalo viršelio kiekvienoj nuotraukoj ir rodė tokį luxury lifestyle, tiesiog rodė tokį prabangų gyvenimą, dalinaisi stories su žmonėm, kaip čia Amerikoje yra viskas, ar ne, nes turbūt daug iš Lietuvos pas tave būdavo sekėjų. Kaip tu pati dabar, pažiūrėjus atgal, ar ne, retrospektyviai, pamąsčius, kaip tu pati manai, kur tu buvai, koks ten buvo etapas prieš 10-11 metų tau atsikrausčius į Čikagą? Kas buvo Ieva prieš 10 metų? Aš dar tokį, gal vieną dalyką pasakysiu, kad
vieniem prieš 10 metų aš buvau ta, kur vau, jos įkvėpiau ir dabar jie sako, kas tau nutiko, tu grįžk va tokia, kokia buvai, nu, tipo, tu turėjai viską, va tokia ir turi būti moteris, kas dabar su tam negerai. Tai yra tokios dvi žmonių kategorijos. Mhm. Vieniem, kur atrodo, kad vau, aš buvau tada, kitiem, kur atrodo, kad vau, aš esu dabar. Ir tai tik parodo, kokie mes esame skirtingi ir kaip mes skirtingai matome žmonės. Taip. O koks ten buvo klausimas? Tiesiog kaip retrospektyviai pati save atsimeni, tą etapą, kur tu buvai, kas tada buvai. Aš buvau tokia, noriu daryti Instagramą ir reikia kažką čia tokio daryti, ko kiti nedaro. Ką aš moku, viską tik tai, kad gražiai, viskas čia, kad plaukai būtų, čia makiažas, dar atsimeni makiažus, ten mokiausi, mano modelis, dar tu buvai ten, reikia viską tobulai čia išmokti, čia padaryti, čia, tai, nu, tai ir buvo viskas apie grožį, investuoti, sportuoti 2 kartus į dieną, ten varyt, kiek įmanoma, dietų laikytis visų įmanomiausių ir va tai va. Va tai va. Kaip minėjau, kad tikrai kiekvienas Instagrame sekantis tave tikrai pastebėjo tą pokytį. Vieniem patinka, kitiem ne, ar ne? Taip. Bet ta transformacija vyko ir aš dabar matau, kad tu galbūt tuomet transliavai grožį, prabangą, gyvenimo būdą, ar ne, Amerikoje. Dabar aš matau tave transliuojančią įvairias visai kitokias vertybės. Tad noriu paklausti, kada vyko tas lūžis, galbūt viduje, galbūt širdyje, galbūt mintise, nuo kuris buvo tas katalizatorius tavo visai šitai transformacijai. Kas čia buvo tokio, kad iš tos idealios, kurią matėm Instagrame ar ne Ievos, tu pradėjai gilintis į save, pradėjai transliuoti kitokius dalykus socialiniai medijoje, pradėjai dėti su filtru ir be filtro. Kas buvo tas tavo wake-up call? Tai buvo auklytė, kuri pas mane atvažiavo iš Lietuvos, kai pagimdžiau Ameliją. Ir net pradėjo tokius klausimus, manęs klausti, sako, to čia normalu, kaip tu gyveni, taip. Ir taip tą paklausėte. Ir mane taip labai privertė susimastyti. Ar čia yra tikrai tos vertybės, tos prabangus rankinukai ir tos mašinos, ar kažkas kita. Ir taip, kadangi žmogus 3 mėnesius su manim gyveno, vis tai vieną klausimą, tai kitą, tai kažkaip tai gali būti ir kitaip, tai kažkoks kitos dar gali būti gyvenimas. Nes jaučiausi labai nelaiminga, jaučiausi tokia tuščia, tokia, nu, labai nelaiminga. Ta prasme, iš išorės atrodo viskas tobulai, čia ir ten, nežinau, Rolexai, mašinos ir kelionės prabangios, bet viduj taip tuščia, taip liūdna ir kažkaip supratau, kad kažkas yra daugiau, kažkur čia šuo pakastas. Ne toje neprabangoje, ne tose prabangiose mašinose, brangiuose namuose, baseinuose ir taip toliau, bet viduje. Tai vienareikšmiškai geriausia investicija į save yra į savo vidų. Tikrai. Bent jau man. Kaip sako, jo, geriausia investicija yra investuoti į save. Aš investuodavau labai į save. Tai aš plaukus, aš žinok, taip investuodavau. Plaukai, nagai, ten, nu viskas, stop, ten, nu, einu pas kirpėją 12 valandų prasėdžiu, kad mano plaukai atrodo idealiai. Ten, nu, blakstienos irgi pačios geriausios Čikagoje. Ten viskas, nagai, aš ten važiuoju toliausiai, kad būtų patys ploniausi, patys ilgiausi. Ta prasme, aš labai investuodavau į save. Labai. Sportuodavau, nu, 1 kartą, kartais 2 kartus dienoj. Į pačias stipriausias klasės eidavau. Tai, ta prasme, labai, jeigu kažkam atrodo, oi, čia tau pasisekė genai. Aš labai daug dirbdavau, kad taip atrodyt. Čia visi fileriai, viskas, ten kremukai, ten, ojetu, ten, nu, ten didelis darbas, o ne šiaip, tau pasisekė. Tai buvo tokie genai, pasiekė plaukai. Darbas. Taip, gal yra kažkiek genų, taip, galbūt. Bet, nu ir dabar aš vis dar, nors ir tie plaukai mano nedažyti 4 metus, aš vis dar jas labai prižiūriu, labai saugau, aliejukais tokiais tepu ten ir plaunu galvą, kai paklausi, kiek laiko tai užtrunka. Man apie 1 valandų užtrunka, kad gražiai be jokio plaukų pažeidimo išsiplauti galvą. Taip. Tai kas visgi yra didesnis darbas, rūpintis išorę
ar vidumi? Žinok, ir ten yra tas darbas. Tai, Ir ten, nuo darbo nepabėgsi. ta prasme, žinai, čia gali galvos neplauti, valgyti beleką, nesportuoti ir čia, matosi, viskas matosi. Taip kaip aš atrodau, ta prasme, tai yra mano investicija į save, tiek ir į vidų, taip kaip aš kalbu, tai yra investicija į mano vidinį pasaulį, kaip aš mintis išreiškiu, tiek ir mano išvaizda, taip kaip aš atrodau, į, nežinau, sveiką odą, sveikus plaukus, sveikus nagus. Tai yra, vėlgi, investicija į vidų. Tai kai pradėjai dirbti su savo vidumi, ar ne, aš irgi, sakau, mačiau tą ir aš atsimenu tu ir tada, kai Lietuvoje buvom susitikę festivalyje, tu sakai, va čia tos mano mokytojas ir tas, ir žinau, kad tu į Čikagą buvai atsivežusi žmogų, kuris skelbėsi, kad yra nušvitęs. Tai man įdomu, kaip tu dabar pati retrospektyviai irgi pažiūri į savo tą pradžią, kaip viskas buvo įdomu, viskuo galbūt tikėjai, žinai, žinai, kažkokie lyderiai kažką sako, klausai, mokiniesi. Ir dabar, man atrodo, tu jau irgi atsirenki, ar ne? Ar esi atvira papasakoti, gal kažkokių turėjai nusivylimų? Prieš sugrįžtant prie pokalbio, trumpa žinutė. Šį kanalą prenumeruojate tik apie 10% jūsų, kurie žiūrite. Tad jei jums patinka šie mūsų pokalbiai ir norėtųsi, kad jų būtų daugiau, prašau paspauskite mygtuką prenumeruoti, tai jums nieko nekainuoja, bet čikagietai tai reiškia labai daug. Ai, žinai, norisi tikėtis, kad visi yra geri, kad visi nori mums padėti, kad visi tiesiog čia jų misija ir taip toliau, bet dėja taip nėra, kaip bebūtų gaila. Ir daug yra marketingo, daug yra šitoje srityje tų apsimetėlių, tų, kur iš tikrųjų tai, ką sako ir tai, ką jie daro, nesueina į vieną liniją. Ir yra tokia knyga, irgi vadinasi Kelias namo, kad, žodžiu, kol tu per savo gyvenimą eini, tu tiek sutinki daug visko, ten budizmas, čia musulmonybė, ten dar kažkoks ten šamanas, ten dar ir tiek daug yra visko šiame pasaulyje, kol tu atrandi tą tikrąjį kelią namo, būtent į save, kas tau yra tas, nes kiekvieno kelias yra skirtingas. Tai teko ir man tikrai iš tikrųjų ir nusivilti ir bet nebuvo pas mane iš tikrųjų kažkokių palyginus su kitais, kur ten labai blogai žmonėm, kaip kuriam baigėsi, mane kažkaip gyvenimas taip apsaugo, arba man atsiųsdavo žmonės, kur paskutinę akimirką man atveria akis, nes aš kažkaip turiu gan tokią stiprią vidinę nuojautą. Kažkas, taip, kaip ir patinka, bet kažkas biški taip neklikina. Tai bet šiaip tai labai daug išmokau iš visokių ir vis dar mokausi iš visokių žolių. Dabar aš pas mane gal jau į žolės, į natūralią mediciną viskas perėjo, bet tikrai nuostabių žmonių sutinku, kurie, tiesiog. O kokia dabar galvoju, kokia tau pačiai iš tavo visų šitų transformacijų, nes jų yra daug. Transformacijas, aš daug tokių mažyčių transformacijų. Kartais yra tiesiog dienoje, kaip tu atsakai žmogui, ar ne, ar kažkaip kitaip sureaguoji, pasirinkai kitaip sureaguoti. Ar požiūrį į kažką pakeitė, ar ne, ar stiklinė pusiau pilna, ar pusiau tuščia. Kaip tu pati manai, kokia transformacija tau pačiai buvo svarbiausia, ryškiausia, tarkim, per paskutinius ten keletą metų? Man atrodo, kad savivertės klausimas, kad aš irgi vertinga, paskui ribų brėžimas, nes pas mane tiesiog jų visiškai nebuvo. Ir galima tiesiog, kaip pasakė, aš taip ir padarysiu. Net tokio, kad kažkokio net ir kaip ir neįmanomas iš manęs buvo. Užsiminėjai apie tą gerą mergaitę. Man atrodo, tas geros mergaitės sindromą daug kas turim, aš irgi jį turiu. Turbūt yra kultūriškai kažkiek pas mus Lietuvoje auginamos buvom tos būk gera mergaitė, būk nuolanki, būk paslaugi, ar ne, patylėk, nedaryk dramų, paklusk, padaryk vyrui valgyt, nusileisk. Tik tai geras emocijos, tik tai pozityv, jeigu čia pykčiam, jeigu čia taip. Tai aš tavo mačiau irgi neseniai darėjai video, netgi gyvai, man atrodo, ten buvo Instagrame,
tu pasakoji apie pyktį irgi ir man labai patiko, kad dažnai kad pyktis irgi yra gera emocija. Ir man atrodo, čia būtent tas, ypač mes geros mergaitės, kurios užaugintos tokias vis laik šypsotis, nebūti piktom, nebūti liūdnom, kažkokiam irzliom, dramų nedaryti, mes tą pykčio emociją iš vis esame labai užspaudusios. O su emocijom yra taip, jeigu mes užspaudžiam pyktį, liūdesį, skausmą, mes negalim pilnai išjausti ir to pačio džiaugsmo. Taip, kad aš pati esu dabar, man atrodo, vat, toje kelionėje giliai viduj, kuomet aš bandau susidraugauti su savo pykčiu, bandau priimti tą vidinę astą, kur yra pikta ir gali būti labai nepatogi kitiem ir tu šnekėjai, kad kai gera mergaitė pradeda brėžti ribas, kai gera mergaitė pradeda sakyti ne, man taip nebetinka, ar ta tiesiog išsakyti, kaip jinai jaučiasi netgi, nes kartais kitiem yra nepatogu, nes pripratę, tu vis laik laiminga, visą laiką, kaip sakant, pirmą pagalvoji apie kitus, tai labai labai visiems yra nepatogu, bet vis tiek reikia toliau eiti. Tai papasakok truputėlį, kaip tu pati, tengi čia buvo, kaip minėjai, didžiausia tavo transformacija, turbūt pačiai, kur yra svarbi, kaip tu visgi jaukinaisi tą, kad ir pykčio emociją, kaip tu jaukinaisi visas kitas savo dalis vidinės, ne tik tą gerąją mergaitę, bet kaip tu savo leidai būti visokia. Ir ta, kuri brėžia ribas ir kur pasako ne, kaip tai įvyko, kas tau buvo sunkiausia, kaip kiti reagavo, papasakok. Pyktis yra pati stipriausia emocija. Realiai daugybė visokių meno šedevrų yra sukurti iš tokio pykčio, iš tiek skausmo, ar ten išsiskyrė, ar ten, nežinau, mama numirė, ar dar ten kažkas. Žmoguje tiek pykčio, tiek skausmo ir jisai tiesiog sukuria kažką tokio nepaprasto. O vėlgi su kitais, kaip sakant, čia taip pat kaip keiti valso žingsnelius. Automatiškai, kai pradedi keisti žingsnelį, tai rankojos kažkam užmini, tai yra jam nepatogu, ta prasme, kaip čia jinai pasakė, ne? Jeigu visą laiką mane paimdavo tokiu laiku atvažiuoti, ta prasme, tu kaip dabar netvažiuos, ar dar kažko, kaip jinai čia mano vaikų nepažiūrės, jeigu visą laiką žiūrėdavo vaikus. Taip, žmonėm buvo labai, labai keista, kaip aš galiu sau leisti pasakyti, ne. Tikrai buvo labai keista, bet tie, kurie manęs nesuprato, tiesiog pasitraukė iš mano gyvenimo, o kiti tiesiog pamatė, aš dabar turiu jos atsiklausti, dabar jau visai kitokia negu prieš tai. Ar drąsiai visgi brėžiai tas ribas, ar truputėlį buvo sunku? Tai be abejo buvo sunku, kaip ir kažką, tarkim dabar, nueičiau pradėti mokintis kokį baletą. Tai kai pirma klasė nieko nemoki, nieko nesupranti, arba ten kokį dzido. Tai, esi naujokas, tai lygiai taip pat su ribom. Buvau visiškai naujokė, tai kaip čia pasakyti, tai kaip čia paskui su man neturėsiu visai draugų, nieks su manim nebendraus, ne. Bet, Ieva, ką tu renkiesi, juos ar save? Save. Tai kas tu yra, ta prasme, pasaulio numeris 1? Aš pati. Taip. Gerai, viskas, eini ir darai. Ir bandai. Ir kaip sakant, practice makes perfect. Bet kas dabar tau pačiai sunkiausia? Ar jaučiasi, tarkim, su gera mergaitė visiškai jau jautiesi, kad ne tik jai leidi vadovauti, ar kažkur kitur dabar sunkiausia yra, ar visgi dar su ta gera mergaitė? Sunkiausia buvo su vaikais, va čia kaip persikraustėm į Dubajų, tikrai buvo, tai Tai labai mokiausi apie vaikus, apie vaikų nervų sistemą, kas jiem padeda, kas gydo tą nervų sistemą. Pabaigiau ne vienus mokymus, ne vienas knygas perskaičiau apie vaikus. Tai buvo tikrai iššūkis su jais. Dabar kažkokio tokio labai esminio, kertinio, tokio sunkumo kaip ir neturiu, kas mane labai jau taip sakytų. Kad sakyčiau, aišku, ten dirbt gali ten visur tobulinti ir santykius su vaikais, ir santykius su vyru, ten nesibaigianti mokykla. Tikrai taip, nesibaigianti mokykla. Užsiminėjai apie vaikus, tai pašnekėkim, nes vakar mes susiskambinom trumpam. Aš tavęs paklausiau, yra kokia tema, kurią tu norėtum ištransliuoti ir pašnekėti. Ir tu sakai, nežinau,
ką paklausė tą, bet tu sakai, tarp kitko žmonėms labai įdomu, kad dabar vaikus auginu be telefonų, ar ne, be ekranų. Tai čia irgi toks turbūt tiesiog tiesioginis yra efektas to, kad tu dirbi su savo vidumi, ar ne, tu keitiesi, gal kažkiek vertybės pamatas keičiasi. Ir aišku, visų pirma, tai šeima tai mato ir šeima irgi tą jaučia ir juos įtakoja. Atsimenu, kad ir tu dalindavaisi, kad vaikai dažnai ten, tarkim, kaip sako, sėdėdavo iPad'e ar dar kažką, ar ne. Ir man atrodo, čia šiuolaikinių mamų yra didžiulė problema ir kitos tiesiog net nebežino, kaip tai išspręsti, nes vaikai irzlus, pripratę prie technologijų, mes suaugę žmonės esam jau irgi priklausomi prie telefonų dauguma. Tai kaip tau pavyko, ar tu kažkokią metodiką bandėjai, nuo ko tu pradėjai, kur didžiausi pykčiai buvo su vaikais, kaip tau tai pavyko, jeigu dabar klausytų mūsų mama, kuri augina irgi mažamečius ir tiesiog jau yra praradusi viltį, kaip atimti tą technologiją iš vaikų, pasidalink savo istoriją ir patark, kaip būtų geriausia daryti. Labai liūdna man yra gal tas, kad žmonės nesupranta kokią, tikrai dauguma mamų nesupranta, kodėl aš taip darau ir galvoja, jeigu aš neduosiu to telefono arba to iPad'o, mano vaikas atsiliks. Jisai nepritaps prie kitų, jisai neturės draugų, jisai ten, vien tik minusus mato tame, nors iš tikrųjų moksliškai įrodyta, kokia milžiniška žala, koks yra ta prasme dėmesio sutrikimai, kad tai nerimo karta yra, kad nuolatinis dopaminas jau nebemoka vaikai gyventi realiame pasaulyje, jau nieks nebeįdomu, nei ten žvejojimas, nei ten, nes jie pripratę nuolatinis dėl ko TikTokas toks populiarus, nes kas 3 sekundės keičiasi, wow! Tai iš tikrųjų tikrai yra daug mamų, kurios kreipiasi į mane ir klausia, nuo ko pradėti, nes ribojimas tikrai nepadeda. Realiai tas vaikas ir laukia tos narkotikų dozės, kaip aš sakau, laukia tos ten tą valandą, kada jisai gausis. Tai kaip čia pratem, kad gau tą telefoną, žinai. Ir lengviausia tai pakeisti aplinką ir pakeisti draugus, bendrauti su tai žmonėm, kurie neduoda. Ta vaikai, jie tiek susigalvoja veiklos, jie tiek susigalvoja visko, ten sraigių lenktynės daro, ten iš padangų statant, ta prasme, ten kūryba yra milžiniška. Ir leisti jiem turėti tą vaikystę, kuri vaikystė yra tokia trumpa. Tas suaugusio gyvenimas yra toks ilgas, senatvė dažnai būna labai ilga, o vaikystė yra tokia trumpa. Ir nejaugi jums negaila tos vaikystės praleistos prie iPad'o, kai jie negalėjo ten rinkti sraigių varlių ir taip toliau, ir ten daryti jų lenktynių ir žvejoti ir taip toliau. Kaip gražiai pasakė, atrodo, net susigraudinsiu tuoj. Tikrai ta jaunystė, vaikystė prabėga akimirksniu. Gal tuo metu mums taip netrodo, mes ten esam, bet dabar kaip pažiūrėjus atgal, atrodo, taip greitai prabėgo. Ir aš esu labai dėkinga, kad dar mūsų karta užaugo be technologijų per daug. Kaip tu taip pradėjai? Kaip vyko tos procesas? Ar tu tiesiog vieną dieną nusprendei viskas? Yra nesveika, jokių daugiau jums iPad'ų, nes jūsų vaikai neauga kaip amišai ar ne Amerikoje be elektros ir taip toliau. Jie eina mokyklą, ten yra technologija, jie mokinasi, jie nėra atsilikę ir tikrai neatsiliks. Bet kaip namuose, kaip tu tiesiog ar vieną dieną supakavai, ar kaip tu su jais komunikavai, tai ar bendravai, kaip tas procesas vyko, man labai įdomu. Atvažiavo pas mane draugė ir jinai jau tada augino visiškai be elektronikos, nes man kažkaip atrodo tai neįmanoma. Ta prasme, kaip, nes realiai tas iPad'as ir telefonas yra nemokama auklė. Tiesiog reikia daug kažką padaryti, padavai, viskas. Vaikas užimtas, aš galiu daryti, ką noriu. Galiu ką video filmuoti, ką tik noriu. Tai nemokama auklė. Aišku, tai yra pasiekmės, paskui kokios man laikas ten grįžta visos, o kai atimi. Ir atvažiavo pas mane draugė ir aš žiūriu jos vaikai ir čia Lego stato, ir ant akmenukų piešia, ir kartu gamina. Ir aš taip žiūriu, wow, galvoju, tai jeigu jinai gali, tai galiu ir aš. Ir tai pradėjau, aišku, pradžia yra taip kaip, nežinau, alkoholiką nutraukti nuo butelio. Labai sunkiai. Ir visokiai žodžiais mane vaikai koliojo. Ir ta prasme buvo taip blogai, tikrai.
pykčio priepuoliai, virtuvė ten daužo, kėdės mėto, ta prasme, tada supratau, wow, kokia yra milžiniška priklausomybė. Nuolatos zyzimas, mes neturim ką veikti, nieko nenoriu, niekur eit nenoriu, zyzia, na prasme, non-stop, ir 3 vaikai, ne tai, kad vienas. Ir taip, ir kažkaip aš savim, ta prasme, nuoširdžiai didžiuojuosi, kad aš atstovėjau tą, nes labai sunku buvo. Labai. Tai kaip susiradau kuo daugiau mamų, bendraminčių, tada po biškį, tu einam kartu čiuožinėti, tada einam kartu į kiemą, jau tada tas. Ir realiai pusę metų tos lomkės vaikam buvo tikrai zyzimas, nes ir aišku, vyras dar, tai duodam bent truputį, tu pasižiūrėk, nes, tikrai per nervų sistemą kirto. Ir po pusės metų aš jau žiūriu, man jau nebereikia galvot, ką jam veikti, nes pradžiai turėtų sugalvot, tai dabar einam gaminti, tai dabar einam, pastoviai. Visą laiką turiu jas užimti, visada, nes kitaip nuolatinis zyzimas, ten turi pirkti žaislus, ten, tikrai labai, tikrai buvo ką veikti. O dabar iš samanų jie ten renka, sakau, ten sraigės, ten daro, ten klijuoja, ten, tiesiog jau patys, jau viskas, jau dabar kaip fainai ir kaip gerai. Ypatingai nuvažiuoji į kaimą, ryte viskas eina sliekų prisirenka, tada eina žvejoja, tada sužvejoja, kas daugiau žuvų, kas didesnę pagavo, tada vyksta žuvų darinėjimas visas, lupimas, tada jau ryte vyksta kepimas žuvų, tada valgo ir tokie savim didžiuojasi, mes čia pusryčius, mes čia visai šeimai parnešėm duonos, tai taip labai. Labai faina. Grybų, pririnksim grybų, parduosim, gal dar žuvis galim parduoti, toksai verslas. Galvoja, iš tikrųjų, kūrybingumas įsijungia, ne, kad labai. verslas iš tikrųjų yra kūrybinis procesas, bet kokį verslą pradėjęs, aišku, yra strategijos daug ir visko, bet ir kūrybingumas, ir kaip sako, vaikams, jeigu norite auginti kūrybiškus vaikus, tai leiskit jiems nuobodžiauti. Taip. Nes jeigu visą laiką irgi tu ten vien tik tai sugalvoji, ką daryti, ir jiem ten, žinai, visas schedulas, visos dienos grafikas padarytas, kur kada ką daro, vaikam reikia turėti tos erdvės ir mums, visiems reikia. Turinių, kuri tu irgi, žinai, kartais pastebėjau, jeigu aš ten daugiau praleidžiu socialiniuose tinkluose, kad ir aš tikslingai ten kažką, ką sakau, žiūriu, ten kažką išmokstu ar pasisumiu, bet aš kartais save tiesiog pagaunu ir kad, nebežinau, ką kurti, nebeturiu idėjų, nes tiesiog neateina iš manęs, ateina iš tų žmonių, kurių turinį žiūriu. Ir tada nesigauna autentiškas tas visas dalykas. Tai man labai smagu, kad tu taip tai įveikiai, įsivaizduoju, kad buvo nelengva. Ir tiesiog Dabar vaikai, dažom šulinį, davai dažom šulinį, kokia spalva? Bet būna paklausim, ir ChatGPT parenka, o ką ChatGPT sakytų? Dabar varam pirk dažų, einam ten pirk dažų, o kaip maišom, mes, aš nežinau, mes irgi būnam panaudojam ChatGPT, nes mes nežinom, kaip dažus sumaišyti, ir ant šulinio ten tarkim betono, kaip mes ten dažysim, nes yra, ten visokių, tai mes irgi būna ChatGPT kartais panaudojam, pasiklausiam patarimų, bet, tų idėjų pas juos, galvoju, ko lyginu savo 2 metus, save prieš 2 metus ir savo vaikus, kur visiškai turi viską paduot, grinai, čia tau Lego surink, čia tau puzlė padaryk, ta prasme, viską turi instrukciją nuo A iki Z, ten 0 kūrybiškumo, 0. Ir dabar kaip? Viskas įkeliam, varam kiaušinių vištų, kaip manai, kiek kiaušinių šiandien rasim, ten labai skiriasi. Labai džiaugiuosi, tai dėl tavęs, tai dėl vaikų, tikrai man atrodo smagu ir tikiuosi, kad čia įkvėpimas toms, kurios auginat vaikus ir galbūt negalite atimti į pedų, kad bus irgi motyvacija, kad įmanoma, o jeigu nežinot kaip ir trūksta kantrybė, tai rašykit Ievai. Daug tokių rašančių. Ir turėkit kantrybės, kol atrašys, nes pas ją tikriausiai labai daug rašančių yra. Daug rašančių, iš tikrųjų, į dieną būna 300-400 žinučių. Tai kadangi taip natūraliai perėjom vėlgi prie socialinių tinklų kūrimo, tu buvai įdėjusi irgi ne per seniausiai tokį įrašą. Anksčiau rinkdavausi būti matoma, šiandien renkuosi save. Tai
manau, kad anksčiau rinkaisi būti matoma tik tai, ar ne? Dabar vis tiek renkėsi būti matoma, nes tu transliuoji, bet transliuoji tokią kaip žinutę daugiau. Kaip manai, dėl ko anksčiau norėjai būti matoma? Am, Ar buvo kažkokie kaip ego žaidimai, ar patiko dėmesys tiesiog? Savivertė, matai. Jeigu yra nemažai mokslinių tyrimų atlikta, kad kodėl žmonės daro socialinius tinklus, ypatingai tie didesni influenceriai, dėl to, kad savivertė yra tokia žema, kad realiai kažkas tave keltų iš išorės. Tai va, Visų kažkas tave, patiktukų, ar jo, ne? kažkas tave girtų, laikintų ir sakytų, va, oh my god, kaip tu gerai atrodo, oh my god. Ir tada tu taip, su manim viskas gerai, su manim viskas fainai. Tai daugybė yra straipsnių apie tai, kaip būtent patys žymiausi influenceriai, jie turi labai žemą savivertę. Ačiū, kad taip atvirai pasidalinė. Iš tikrųjų, manau, kad tave daug žmonių seka ne šiaip savo, dėl to, kad tu esi tiesiog graži, o dabar daug žmonių seka ir dėl vertybių, kurias transliuoji, va, tokių. Tarkim, kad ir vaikai transliuoja kaip vaikus ar ne, kasdienybę, kaip nuo tų technologijų, tu juos visgi nuėmei ar ne. Kaip manai, kokia dabar yra tavo intencija, kodėl dabar tau yra svarbu būti matomai, transliuoti tai, ką transliuoji, kokia yra ta tokia vizija, misija ir tavo didžiulis tas kodėl, tas why vidinis. Tai žinok, įkvėpti žmonės. Kad ir, pavyzdžiui, tos mano piligriminės kelionės yra, kad tu gali atsikelti nuo sofkės ir eit. Ir kad vis sako, oi, čia tai turi daug pinigų. Ir aš tiek parodžiau, kad dažnai, ten tarkim, apie Ispaniją iš viso šnekant, donation base, kiek tu paukosi tiek. Ten 5 eurai. Ta prasme, realiai viskas yra tavo vidinis noras eiti ir keisti. Ir, pavyzdžiui, praėjau tą savo pirmą kelią, aš supratau, jeigu aš galiu tokią pati peškom per visą Ispaniją pereiti, tai aš tiek daug galiu, tai aš esu tokia stipri, tai aš tiek galiu padaryti. Ta prasme, vidinėje, ne tik, kad aš fiziškai, kad aš stipri, tai aš jau tą žinau, nes, sporto klube gyvendavau. Bet čia buvo tas psichologiškai, man tokį davė sustiprėjimą, man tokią tą vidinę jėgą davė. Ir iš tikrųjų vienas geriausių tokių, dažniausiai visi galvoja, oi, čia nuvarysiu ten, pasimokysiu, va ten pas tą guru. Čia realiai tu pati turi eiti, praeiti, sugalvoti, nėra nakvot kur, susirasti, daug tokių yra visokių niuansų. Ir lyja, ir šalta, ir ten, ir daug tų niuansų. Ir visą kaip padariau, wow, vidinės jėgos, aš nemoku pasakyti, viena geriausių tokių patyrimų, tas toksai, laisvės kiek duoda, norėjau sakyti 24 valandas gamtoje, bet, ne visai 24, bet labai daug gamtoje. Nes mes iš gamtos ir kilę, mes esam, ne miestuose mūsų sukurta gyventi pagal viską. Daugiabučiuose, bet gamtoje tai nuostabi viena geriausių patirčių. Tai aš žinau, kad praėjus netgi ne vieną piligriminę kelionę, praėjai prancūzišką kelią, ar ne, Camino de Santiago, praėjai portugališką su Emiliuku, su Leliuku realiai. Ir ar pernai ar užpernai praėjai lietuvišką Camino su vaikais, vyresnėliais, ar ne? Ir dabar vėl ruošiesi eiti lietuvišką Camino. Man įdomu, iš tų jau praeitų 3 kelių, iš kiekvieno, po kokį didžiausią, tu pasidalinai, kad tas vidinės galios gavai, ar ne? Bet gal buvo kažkoks irgi iš kiekvienos iš tų kelionių piligriminių, gal buvo po kažkokį vieną didžiausią tokį, didžiausią išsineštą mintį, ar suvokimą, ar kažkokią pamoką, taip iš kiekvieno. Galėtum pasidalinti? Dar pasakysiu, kad perėjau kanjonas per vieną dieną. Tai aš pasakysiu, čia buvo taip sunku, kad atrodo fiziškai viskas okei, bet slėgis yra milžiniškas, pasikeičia. Ten pradedi su -7 viršuje, baigi +25. Temperatūros skirtumas dar kaip jis okei, bet kai pasikeičia taip staiga slėgio skirtumas, eini, tave pykina nuolatos, galva sukasi ir vis tiek turi eit, nes realiai
negali likti nakvo. Ta prasme, tiesiog nėra opcijos. Turi atėjai ir turi pargrįžti. Tai va ten tai yra kitas levelis. Ten yra tikrai jau taip, nes nėra tau nakvot. Tu negali va čia dabar sustot ir nakvot vidury kelio. Ir į tą kelionę, žinau, kad buvai vyrą pasijėmusi. Išgyveno. Pirmą ir paskutinį kartą, jo, jisai po to daugiau viskas baigė savo žygius, nu, kaip sakant, kiekvienam savo. O su vaikais, kodėl verta eiti su vaikais, yra psichologiškai labai sunku, bent jau manęs, pradžia yra labai faina, viskas, bet kaip yra jau ten 3-4 diena, nu vaikui nuobodu, ypatingai lietuviškam keliai, kur mažai tų piligrimų sutinki. Lietuva yra tokia, kaip ir pasakyčiau, vienoda, nes tos pievos vienodas, ten tie miškai, nu vaikui, nu vieną dieną faina, o čia viskas žydė, antrą dieną fainai, bet jau kai 3, 4 ir 5 ir vis dar tas pats, tie kaimeliai irgi maždaug vienodi, ten tų pramogų kažkokių labai nėra, tai už kodėl čia tu čia mus baudi, kodėl čia taip, tas jau prasideda verkimas, zyzimas, tai yra labai man motyvuot, vis sugalvot kažkokių ten tų dalykų, pramogų, tai buvo tikrai labai didelė kantrybė. Nežinau, kaip dabar bus su Amelė, nes jinai ėjus Portugalijoje, kur ten tą pakrantę eini, ten vis tiek parduotuvė, žypsis, švikšsi, žmonių pilna, tai vienas pakalbina, tai kitas pakalbina, tai kažkas ten paveža, tai kažkas ten, nu, ta prasme, vežimuką paveža, turiu omeny, tai kažkas ten kokį obuolį duoda, tai dar kažkoks kepu, nu, ta prasme, vien tik pramogas, kaip sakant, tų žmonių daug ir taip toliau, ir taip toliau. O čia, nežinau, kaip bus, tai biški ir baisu, ir tuo pačiu bus naujas etapas. O kaip palyginus su prancūzišku keliu, su portugališku keliu, žiūrint į mūsų lietuvišką kamino, ar labai skiriasi, tarkim, ir kokybė, ir visa logistika, kaip tau, kaip praėjusiai jau visus? Ar labai, ar prasčiau čia pas mus Lietuvoje, ar visgi labai gerai viskas išvystyta? Fiziškai labai lengva lietuvišką kelią eiti, nes nėra kalnų kažkokių, nėra ten kažkokių nuošliaužų, nėra kažkokių akmenų ten, nu, labai lengva. Fiziškai tikrai kiekvienas žmogus, aš manau, kiekvienas, kuris tiesiog bent mėgsta vaikščioti kažkiek, bent minimą, tikrai labai lengva eiti. Kitas dalykas, kas, nu, Lietuva dar nėra tam pasiruošus labai su tais kamino, kad realiai yra jau padaryti tie etapai, tu net, tarkim, pavargau, nu, tikrai kojas skauda, aš dabar iš oro negaliu susirasti kažkur, tai jeigu yra tas piligrimas, tas piligriminė vieta padaryta ten už 10 km, nu ir turiu eiti, nes kitur nebus kur nakvot. Dar mažai tų nakvynės yra vietų. Bet šiaip tai Lietuva tokia graži, ta prasme, mašina važiuojant, tu nieko panašaus nepamatysi. Beprotiškai gražios ir tos sodybos, ir tai per tos miškus, per tos lėnius eini, kur, nu, wow, tikrai labai gražu. Tikrai kiekvienam lietuviui rekomenduočiau pereiti tą lietuvišką kelią, tą lietuvybės sustiprinimą ir žmonių tų tokių įvairių, ir tikrai jau tie žmonės, per kuriuos eina tas kamino, nu, aš sutikau tik tai pačius nuostabiausius, tikrai ten ir obuolių vienas padėjęs ten buvo, gal vandens jums pripilti, gal dar kažką, gal, nu, tikrai labai faini. Ir man pernai beeinant kilo kažkaip idėja parašyti gidą, nes nėra tokio gido lietuviams parašyto, kaip, tokia knygelė, ir va dabar, eisiu Joniškis, kur aplankyt, kur ką, kur man nakvot, kur rekomendacijos tam pavalgyt, kur kaip ką. Ir va tai va parašiau su kita tokia piligrimė, aš jau su vaiku, jinai ėjo be vaiko, ir tiesiog mes sujungėm, jos dienoraštis, mano dienoraštis, visi žemėlapiai, visos vietos nu, viskas. Yra knygelė ir tu jau ready to go, viskas ten bus. Labai smagu, kad tokį gidą sukūrėt. Jis tik tai lietuvių kalba bus, ar ir tuo pačiu ir angliškai gal padarysit, nes gal ir ne tik lietuviai eina šitą kamino? Iš tikrųjų eina ne tik lietuviai, nes eidama kamino buvau pasidaręs tokius lipdukus, kur prikliavau, tiesiog lankytinės vietos man būna parašo seniečiai. Nes ten yra, padariau QR kodą, kad man nuskanuoja, tiesiog žmogus man gali parašyti. Tai pernai metais gavau kokias 4 ar 5 žinutes iš užsieniečio. Jo. Smagu, kad jie gali pažinti irgi Lietuvą, ar ne? Jo. Tai labai smagu, kad sukūrėt irgi šitą gidą.
Mes šiandien jį irgi padovanosim, ar ne? Taip. Padovanosim. Taip, Saksai taip, mes, bet jūs tokie svečiai su dovanomis. Padovanosim vienam iš klausytojų. Tad kviečiam komentuoti po mūsų šito YouTube video. Parašykit, kas labiausiai patiko iš mūsų pokalbio. Gal kažkokių klausimų turite, gal jau ėjote kamino, gal dar eisite. Komentuokit ir kadangi čia yra paskutinis pirmojo sezono epizodas, tai mes po lygiai 2 savaičių nuo epizodo pasirodymo dienos paskelbsime nugalėtoją. Aš paprašysiu, kad Ieva išrinktų ir paskelbtų. Gerai. Tai aš dabar tada su kamino dar vienas klausimėlis, tai aš žinau, kad tu dabar ruošiesi eiti kamino. Kai pasirodys mūsų šis epizodas, gal tu bus jau praėjus ar bus kelyje, nes nežinau tiksliai. Bet kodėl ryžiesi dar antrą kartą eiti? Ta patį kelią, ar ne? Ne tas pats. Lietuva turi tiek daug kamino. Tai aš praėjau patį pagrindinį, kuris trunka apie mėnesį, ten 20 gal 2 dienos kažkas tokio. Ir dabar yra toliau Žemaitijos atkarpų tam pridaryta. Aukštaitijos ten, ir man žmonės yra sakę, kad Žemaitijos yra vienas gražiausių, vienas spalvingiausių. Tai dabar va taip praėjau, o dabar eisiu ten Žemaitiją. Ir tai dar ne visą pereisiu, dar liks ir kitiem metams. Tai Lietuva turi iš tikrųjų labai pasiruošusi, žymėjimas fantastinis. Ir kalbėjau su to pačio kelio įkūrėju, pakankamai mes gerus ryšius, gerus kontaktus turim. Sakau, kaip jūs tai padarėt, kaip tai tas žymėjimas toksai, wow. Sako, aš susisiekiau su kiekvieno miestelio savivaldybėmis ir sako, aš pasakiau jiem naudą, kad va pasižiūrėkit. Žmonės daugiau apsipirks, žmonės nakvosis tose vietose, kad jums finansiškai, ekonomiškai bus daug geriau. Ir kiekvienas susidėjo tuos ženklinimus, kiekvienas susidėjo tas rodiklės. Tiesiog fantastiškai. Ta prasme, neturint net telefono žemėlapio, gali konkrečiai eiti ir wow. Smagu girdėti, kad antrą kartą kitokį kelią eisi Lietuvos, kad tu iš vis šitos kelionės tave įkvėpusios yra, savim pasitikėti ar ne, kad turi daug vidinės jėgos ir apskritai fizinės jėgos. Man žiūrint, kai tu ėjai lietuvišką kelią, dar buvo, ir man atrodo, ne tik man, bet visiems labai keista ir buvo didelė nuostaba, iš kur pas tave tiek drąsos, nes kai tu ėjai tose regionuose, visur per žinias rodė, kad meškutė yra atklydusi iš kažkur į Lietuvą ir ji šiandien yra čia, rytoj jau praneša, kad čia tikriausiai bus, ir tu grinai vaikščiai tose regionuose ir vis juokaudavai, kad dar nesutikau meškos. Bet iš tikrųjų mačiau meškos pėdsakus, jeigu buvau įdėjus, kad jinai kažkur ten buvo. Kažkaip realiai tie gyvūnai mūsų tai bijo. Ta prasme, konkrečiai jau turi būti antiek laiminga, kas yra 0,01, kad aš va taip ją sutikčiau. Jinai nenori mane sutikti, kaip ir gyvatės. Aš esu labai daug gyvačių mačiusi ir nuodingų gyvačių. Ir čia GPT man pasakydavo, kad tai nuodinga, nes aš nusifotografuoju ir paklausiu. Bet turi būti labai laiminga sutikti tą gyvūną. Turi tau labai pasisekti. Realiai jie nenori tave sutikti. Bet kas baisiausia man asmeniškai iš visų kaminų, tai yra dideli šunys. Ir tikrai, pavyzdžiui, pernai einu ir žiūriu, vilkinis milžiniškas guli ant kelio. Ir aš esu su vaiku. Tas vilkinis, vilkinis. Ok, aš galvoju, aš tikrai nerizikuosiu. Ok, ką aš darau? Pradedu, kadangi buvo namų, pradėjau nuo pačio pirmo namo skambinti visiems į duris, nes vis tiek tu kaimynai turbūt žinos, kad tas vilkis, kad mane kažkaip pravestų. Tai realiai pirmam nebuvo nieko, antram nebuvo nieko, trečiam tokia, gal mergaitė su negale buvo vyresniam. Ir aš taip pasakau, aš labai žinokit, ta prasme, man baisu, nes aš negaliu žinot, kaip tas šuo reaguos. Nes vis tiek yra mažas vaikas, aš nešu atsakomybę ir tiesiog man yra saugiau, kad kažkas mane tiesiog palietų per tą šunį. Ir tai nėra kažkoks šuniukas, mažiukas. Tai yra didžiulis vilkinis, kuris guli. Ir ta moteris sako, jisai geras. Sakau, aš suprantu, kad jisai geras, bet tiesiog gal galėtumėt, palaikyti tą šunį ar kažkaip ten pas šeimininkus nueiti. Ir jo, jinai laikė tą šunį, aišku, atėjo, bet jis jau prieina, taip
apuosto, toksai, bet man jau buvo saugiau, man buvo ramiau, tai va, iš tikrųjų. Nu, Lietuvoje šunys ne Amerikos, ne visi Taip, draugiški. taip. Bet tikrai smagu, kad tu tokia drąsi ir smagu, kad tą gidą sukūrėt. Man atrodo, kad gal dar daugiau šitą tinklalaidę pažiūrėjau, susidomės irgi praeiti. Aš kažkaip į piligriminės kelionės niekad netraukiu, bet pagalvos apie praėjimą kažkur Lietuvą. Aš esu aukštaitė, tai galbūt galvoju, smagu dabar, kaip pasakei, gal kažkokią kelias dienas nedaug praeiti aukštaitijos, kokį taką būtų visai ir smagu. Tai ačiū tau iš įkvėpimą. Einame prie pokalbio pabaigos, tai tavęs, kaip ir kiekvieno savo pašnekovo, dažniausiai paklausiu, kokiame gyvenimo etape esi dabar, kokias pamokas, galbūt išbandymus naviguoji, kur tiesiog Ieva dabar yra dabar ir kuo jį gyvena. Oi, Ieva dabar jaučiasi tokiame naujame kaip ir gyvenimo kelyje, nauja amplua ir jaučiu, kad mano gyvenime ateina labai daug naujovių. O kaip bus, mes pamatysim. Svarbu sutikti jas su atvira širdim, ar ne? Gyvenimas pilnas siurprizų. Tikrai taip. Tai ačiū tau, Ieva, labai džiaugiuosi, kad taip pavyko mums tokį tikrai ypatingą epizodą nufilmuoti. Man jisai tikrai yra ypatingas, nes čia turiu tave, galiu irgi pamatyti ir aš tikiuosi, kad galbūt tu irgi suspindėsi šiame epizode kažkokiamis naujomis spalvomis. Labai tikiuosi, kad galbūt kažko paklausiau, ko per daugybę interviu, kuriuos tu vaikštai, galbūt dar niekada nebuvai paklausta. Tikiuosi, kad žmonės pamatys irgi tą darbą, kurį atlikusi esi vidinį. Jisai tikrai yra nelengvas, yra sunkus, yra nuolatinis. Ir aš tikrai matau didžiulį virsmą ir aš net nebejoju, kad dar ateis pas tave labai daug įvairiausios gausos, įvairiausių dovanų gyvenime. Tai tik eik toliau su šypsena per gyvenimą, per visas piligriminės kelionės kaip per gyvenimą ir tą atvirą širdim. Tai ačiū tau labai, kad taip gražiai ir fainiai užbaigiam kartu Čikagietės pirmąjį sezoną. Čia kai mano vaikai rodo. Heart. Dabar taip jaunimas rodo. Ai, ne, čia sako, čia mama, tu žinai, čia širdutė ir gėlytė. Sakau, dar būna ir taip, sako, jo, čia gali būti širdutė ir gėlytė. O, koks ten taip. Amerikoje taip jaunimas. Gerai, žinai. Ačiū, vaikus pamokinsiu. Gerai, ačiū. Ačiū, kad buvote kartu pirmajame Čikagietės sezone. Ačiū, kad žiūrėjote. Ačiū, kad klausėte, dalinote su draugais, komentavote, galbūt netgi užsiprenumeravote. Ar bus antras sezonas? Labai viliuosi, kad taip. Ir didelė dalimi tai priklauso nuo jūsų palaikymo. O kaipgi galėtumėte palaikyti? Visų pirma, jei dar neprenumeruojate, kviečiu užsiprenumeruoti šį kanalą. Kviečiu pakomentuoti, pasidalinti savo mėgstamiausių epizodų su draugais ar socialinėse medijose. Galbūt parekomenduoti svečią, kuris turi kažką įdomaus papasakoti šioje tinklalaidėje. O galbūt netgi norėtumėte tapti Čikagietės partneriu ar rėmėju. Bet koks jūsų palaikymas naujai tinklalaidai reiškia labai daug. Tad ačiū Jums labai ir iki kitų kartų. Asta.